Treneri, kiek liūdna šiandien dėl pralaimėjimų ir kiek smagu dėl to, ką komanda per paskutinės 12 minučių padarė? Nu, minus 30, nu, minus 20 kažkiek turint, tai čia to smagumo mažai. Taip, pastangos buvo dedamos, pagaliau radom kelis žaidėjus, kurie įdėjo tų pastangų, bet, nu, pirma rungtynių dalis visiškai netenkina, niekas netenkina, nei puolimas, nei gynyba ir aišku, pirmiausia, nuo gynybos viskas prasideda. Apie ką buvo ta minutės pertraukėlė trečio kėlinio gale, kai komanda pasikūrė, užsikūrė ir grąžino intrigą ir vos dar tos pergalės neįsikrapšė šiandien? To stebuklingo žodžio nėra, kad čia, žinot, pasakysim kažką, tai jie visi puls ir numirs viens už kitą. Paprasčiausiai aš manau, kad mes radom žmonės, kurie norėjo šią dieną kovoti ir dėka to kažkiek tai atsigavom, bet vėlgi daug blogų sprendimų, daug užbaigimo blogų sprendimų puolime ir to pasiekoje nepavyko pagauti.